Sveiki, aš Vytautė. Šiandieną dalyvauju 2 minutėse šlovės. Esu mergina 30 metų amžiaus, gyvenanti Vilniuje, taip pat ir gimus Vilniuje, visą gyvenimą jau gyvenau. Esu baigusi Vilniaus Gedimino technikos universitetą, statybos inžineriją. Šiaip nesu susijusi su muzika visiškai. Pradėjau dainuoti, kadangi kitaip paprasčiausiai nebegalėjau gyventi. Pajutau, kad gyvenime darau kažką ne taip, nuėjau ne tuo turbūt takeliu ir be dainavimo savęs nebeįsivaizduoju ateityje. Galiu pasakyti, kad tikrai labai blogai jaučiausi, o dainavimas mane grąžino į gyvenimą. Kaip norėčiau sekundę paverst minutę, kad galėtume vėl. Šiame projekte dalyvauju visų pirma, kadangi labai noriu išmėginti save ir perlipti per save, per savo baimės, kompleksus, įrodyti ne tik savo mokytojai, bet ir visiems aplinkiniam, kad aš galiu dainuoti gerai. Tik su tavim kartu galiu pasiekti. Norėčiau ateityje tapti pasaulinio garso dainininkė ir būtent užsiimti tik dainavimu. Aš svajoju, kad vieną dieną, tikiuosi tai bus labai greitai, sugebėsiu dainuoti taip, kaip vienas iš geriausių pasaulio balsų Marija Kalas. Aš sau palinkėčiau šiame konkurse visų pirma stiprybės, tikėjimo savimi, savo jėgomis, nuoširdumo ir visiško atsiverimo kaip žmogus publikai.